Čia gi Plečia, uždirbo, suneša akim. bet gintaras labai momentas. Mes ne savo noro atiduodame šitos duomenys, mes sudarom nekilnojamo turto sandorį, mes turim Taip. kreiptis į registrų centrą, registruoti. Mums patiems reikia kažkokių duomenų apie mūsų turtą. Mes Mokam. atidavėm registrų centrui, jeigu norime gauti pažymą, mes turime mokėti mokestį. Ne už kažkokį, ne už A4 formato lapo kopijavimą, bet yra nustatytas mokestis ir tai yra ne centai, tai yra keliolika eurų, atskirais atvejais galbūt ir keliasdešimt Dažniausiai eurų. keliasdešimt būna. Kiek aš Jo, tai yra susidūriau, tai ten ten priklausomai, apie nes ten 50 eurų visą laiką. pažymų krūvos yra pačių įvairiausių. Tai kažkodėl niekas nekalba, nu kaip niekas nekalba, vat mes dabar kalbam apie tai, nu tiesiog ar tai yra teisinga, kai tu privalai pasikartosiu duomenis atiduoti, vėliau tau tų duomenų reikia, tu turi valstybė už tai susimokėti ir galiausiai dar valstybė neužtikrina šito duomenų saugumo. Ir radio centro šitas atvejis čia yra ne šiaip kažkoks pavienis atvejis. Aš galiu pasakyti kitą, dabar su išmaniaja elektros energijos apskaitos sistema, kuri yra labai intensyviai dėgiama elektros energijos vartotojams ir į tą sistemą vėliau bus įtraukta, dabar yra tik tai elektros energijos apskaita, nuotolinis duomenų nuskaitimas ir taip toliau, vėliau bus įtraukta į šitą apskaitos sistemą kitų komunalinių paslaugų atsiskaitimai. Galvojama apie tai, kad apskritai nuotoliniu būdu, reiškia, vyktų nuskaitimai už, reiškia, sąskaitų apmokėjimą. Nu, ten yra daug dalykų, bet aš keliu, bendraudamas su energijos skirstymo operatoriumi, klausimus dėl šitos sistemos saugumo. Tai ten yra kiaura, kur pirštų dursi, ten yra kiaura. Visa eilė dalykų nepadaryta, neatliktas poveikio asmens duomenų saugumui vertinimas, kas turi būti padaryta prieš dėgiant tokią išmanią apskaitos sistemą. Į klausimus eso neatsakinėja. Jie sako, tiesiog pasitikėkit, viskas čia yra saugu, viskas patikrinta, su nacionaliniu kibernetinio saugumo centru yra konsultuotasi. Kai paklausiau atskirų raštų nacionalinio kibernetinio saugumo centro, kokias jie teigia konsultacijas, jie atsakė, čia ne mūsų kompetencijos klausimai, kreipkitės į ESO. Tai dabar kuris iš jų tenai ką meluoja. Žodžiu, čia yra baisu, kas vyksta mūsų valstybėje iš tikrųjų. Aišku, mes patys daug savo asmens duomenų irgi elgiamės neatsakingai, reikia pripažinti, kai kur ten registruojamės, mes nežiūrim, ten padedam varnelę, sutinku, leidžiu, neprieštarauju ir labai nesigilinam, kur ten ką mes, reiškia, nu bent nesusipažįstam su tuo, kur mes tą varnelę padedam. Aš suprantu, kad daugeliu atveju mes tam tikrom paslaugom negalėsim naudotis, jeigu tos varnelės neuždėsim, sutikimo neduosim. Bet nepasidomėjau apskritai, kam mes tą sutikimą duodam. Čia yra kitas atvejis, aišku, čia yra valstybės. Ir dabar dar pasako, reiškia, tai va, ESO atvejai sako, jūs čia tikėkit, viskas čia saugu, viskas tikrinta, patikrinta, o registrų centro dabar laikinasis vadovas sako, į sistemas reikėtų investuoti mažiausiai 50 milijonų eurų. 50 milijonų į saugumą šitų informacinių sistemų. O ESO investicinis projektas, jo visa vertė, su visa įranga, su viskuo, su aptarnavimais, su mokymais ir trukmė yra 140 milijonų. Tai man įdomu, kiek ten yra į saugumą investuota iš šito įgyvendinamo projekto. Tai tiek turbūt apie radio centrą, daugiau nelabai žinau, ką pasakyti. Mes sakėm, kad čia dar figūruoja Grunskienės pavardė šitoj istorijoje. Tai nežinau, labai Viktoras ilgai tyli, tai Viktorai pasakyk, ką nors tada tai, kad jūs daugiau žinot apie šitos dalykus, tai man tik dabar... Aš atsiprašau, dar tik tai du sakiniai, jeigu galima, Viktorai. Vienas tai yra, valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pareiškia, kad gyventojai nesikreipkit su individualiais skundais. Iš karto. Mes nenagrinėsim, čia vyksta tyrimas, ten jau ką tyrimas atsakys, tą jau ir atsakys. Mes tai palaukit, tai kodėl jūs, tai
kiekvienas turim teisę kreiptis. Vat aš kaip tik sakyčiau, tie žmonės, kurie pasitikrinot ir jeigu jūsų duomenys buvo, Užvers turėtų šitą jo, struktūrą. turėtų užversti ir tegul vat užbombarduoti, kaip ten Seime su šitais pasiūlymais apie Katiną nuodėgulį, reiškia, ten destrukciją įvedė, reiškia. Tai čia ne tai, kad aš siūlau destrukciją daryti, o tiesiog pasinaudoti tą teisę teikti ir tegul atsakinėja, tegul atsakinėja, ką jie ten sakys, kodėl jie tyrimo nedaro. Antras dalykas, paaiškinimas, kad čia jau buvo žiema, ta situacija žinoma, bet neatskleidėm informacijos tam, kad nepakenktumėm tyrimui. Nu, man tai skamba irgi truputį juokingai, reiškia. Tai, man atrodo, neatskleidė informacijos ne dėl to, kad nepakenktų tyrimui, o dėl to, kad tikėjusi, kad kažkaip bus Išvyniota. Iš viso išvyniota bus taip, kad nereikės atskleisti šito įvykio. Tai va, tu čia mane labai dabar gražiai užvedė ant kelio vėl apie Grunskienę pakalbėti. Tai dabar, kaip matėt, viešo erdvėje prasidėjo ping-pongas, kas kaltas ir kas ką turėjo kam pasakyti. Tai čia net Sinkevičius per partinę liniją trinktelėjo, kad čia Ruginienė ne prie ko. Prezidentas vėl nustebusio makytėm žiūri ir sako, aš tai nieko nežinojau. Nu, čia nenuostabu, turbūt daug kas pamiršta, kad mes tokį turim iš viso. Bet ir galiausiai tašką uždėjo ta pati prokuratūra. Tai aš dabar paskaitysiu jums, ką rašo prokuratūra. Ir po to vėlgi galėsim kelias pastabas pasakyti. Prokuratūra pažymė, kad pagal BDAR, atsimeni, čia tas BDAR yra toksai bendrasis duomenų apsaugos registras. Pareiga pranešti apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pačiam duomenų subjektui nustatyta būtent duomenų valdytojui, pas kurį toks pažeidimas įvyko. Šiuo atveju registrų centras, o ne prokuratūrai, kuri vadovauja ikiteisminiam tyrimui, pradėtam dėl šio įvykio, rašoma Generalinės prokuratūros Facebooko paskyroje. Tai aš dabar noriu atkreipti jūsų dėmesį į tokį dalyką. Tai jūs dabar pabandykit paskelbti, ką nors be prokuratūros žinios, tada, kai yra pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tai jūs gausit antrą ikiteisminį tyrimą iš karto, lygiagrečiai. Ir dabar prokuratūra sako, kad jie turėjo patys paskelbti apie tai. Tai akivaizdu, kad dabar pačiu kalčiausiu bus padarytas tas registrų centras, kurio direktorius atsistatydino, ir daugiau niekas jokių atsakomybių neturės. Aš tai taip matau šitą situaciją. Ok, tai dabar apie patį duomenų saugumą ir programavimo sistemų architektūrą. Nu, tai nėra geresnės iš tikro pinigų plovyklos negu skaitmeniniai tokie projektai ir sistemų kūrimas. Čia dar geriau negu poligonas. Minkštieji produktai. Jo, kurie tokie, kur negali pačiupinėti. Kas ten eis patikrins, kiek serverių išnuomoti, kiek yra tų duombazių prikurta, kiek yra visokių saugumo protokolų, kiek programerių, kurie dirba būtent saugumo srityje kūrimo. Tai vėlgi, nu tai čia yra, mes kaip nemaži vaikai suprantame, kad visur ranka plauna ir visi tie programuotojai ir programuotojų firmos ir sistemų tų visų architektų ir kuriejų, nu tai visi žaidžia ranką rankom su tais, kurie samdo juos. Ir žinoma, visą laiką yra parodoma, kad išleidžiama daugiau, o padaroma nebūtinai tiek daug, kiek reikia. Ir padaroma tik tiek, kad ta sistema funkcionuotų, o į tą saugumą tikrai nemanau, kad yra labai daug pinigų investuojama. Man tai, kas labiausiai įdomu buvo, kada išlindo galai, kad būtent duomenys buvo nutekinti per visai kitos ministerijos, būtent vidaus reikalų ministerijos sistemą Migris, kuria prie migracijos departamento. Tai va, norėjau Gintarė tavęs paklausti, kaip ten vis tiek buvęs šitos ministerijos ministras ir kaip migracijos reikalai susijęs su žemės ir turto ir įmonių visais duomenimis, nes migrantai tai nelabai turėtų čia kažkaip būti. Tai čia vienas iš klausimų labai geras, kurį tu užduodi ir niekas labai to, kaip čia pasakyti, niekas to nesidomi labai. Bet esmė yra ta, kad jeigu 600 įrašų buvo nutekinta... 600 tūkstančių. 600 tūkstančių, atsiprašau.
tai reiškia, tai vyko ilgą laiką. Nes žmonės vieni sako, kad ten jie gavo ten informaciją apie vasario mėnesį, kiti apie kovo, kiti apie balandžio. Ir niekam nekylo, vat būtent labai logiškas klausimas, kam migracijos departamentui reikalingas toks duomenų kiekis. Nes mes turim aiškiai suprasti, kad į visus šitos registrus visi kreipiniai yra registruojami. Tu net į sveikatą neįlysi taip, kad niekas nesužinotų kažkieno tai. Tai čia reikia ramiai sulaukti, turbūt ką mums pasakys, aš nežinau, ar mes sužinosim tiesą, labai to abejoju, bet klausimų čia tikrai yra labai daug. Ir aš, pavyzdžiui, tikrai neįsivaizduoju, kam vidaus reikalų ministerijos, kažkokiam padaliniu, dar policija, dar aš galėčiau suprasti, ne, kažkokia ikiteisminio tyrimo ten struktūra ar dar kažkas, bet migracijos departamentas, tai čia yra kosmosas. Aš tik tai dar noriu būtinai pasakyti, kad nereikia Lietuvoje laukti jokių tyrimo rezultatų ir vargti su tyrimais, nes Kasčiūnas tą pačią dieną rado, kas kaltas. Ir jūs nepatikėsit, bet kalta yra Rusija. Tai čia yra atsakymas. Taip, Robertai, prašau. Ne, o kaip čia gali nepatikėti? Aš negalvoju, aišku, buvo. Taip. Čia atsakymas yra į klausimą, kodėl migracijos departamentas. Susiję, čiagi... Duomenys numigravo, ne? Migracija, tai yra kažkas susiję su užsienio valstybėmis, o jeigu susiję su užsienio valstybėmis, nes migracijos klausimai, ne su vidaus klausimais, o su kažko. Tai aišku, yra nedraugiškos mums valstybės. O gal draugiškos? Kokių migrantų paskutiniais metais daugiausiai Lietuvoje, iš kokios valstybės yra? Būtent iš pačios draugiškiausios, kurios vėliavą taip mes mylime, kuri dingo nusi. Dronų mes nerandam. Su tos valstybės pasais. Ne iš tos valstybės. Ir būtent tai, ir nepamirškime, kad vis tiek, kas mokė būtent šią šalį visos kovos prieš korupciją, visų šitų reikalų, tai dabar tikrinasi, kaip čia viskas veikia, pas mus gerai, pasirodo nelabai gerai veikia,